Who the fuck you think you're fucking with? I'm the fucking boss. Every day I'm hustling. Ponas Gediminas Ugianskis atvaro nuo kalno, varo dideliu greičiu, net nespėjau gaudyti savo kamerą, varo dideliu greičiu, oh my god, Gediminas Ugianskis, galvojau, kad iššoks ant manęs, bet laimiai pralėkė. Kaip jaučiatės, ponas Gediminai? Labai gerai. Labai gerai jaučiatės? Super. Kokia savijauta? Papasakokite plačiai visuomeniai, kokia jūsų savijauta? Savijauta gera, tik sniegas, nekoks. Šlapias. Na, kaip sako lietuvių liaudies patarlė, geram šokiui ir kiaušiniai maišom. Taip, jūs skaitaisi. Kas yra, jūs pavargote jau ar ką? Dar iki 4 valandų turime 4 valandas pilnas slidinėjimo. Aš ar ką? Jau ar ką renkatės? Taip. O ar ką tai yra čia kas? Čia... Kėdutis Ugianskis reiks pirkti šampano. Reikia švęsti tokią šventę, nes šiandien paskutinės valandos slidinėjimo. Šiandien vakare bus fiesta. Vakare bus fiesta. Nešmirdosim slidės jau ir rytoj off. Kaip jaučiatės po slidinėjimo? Patenkinta savo kelionę? Taip. Nesigailite sumokėjęs didžiulę pinigų sumą už savo nuosavo trenerio pamokas? Ne, už nuosavo ne, bet manote, aš turiu mano draugį, jinai labai turtinga ir jinai man nupirko tą kelionę. Oi, koksai jūs laimingas žmogus, oi, iš kur jums tai pasisekė? Nežinau, aš jai labai dėkingas už tai, ačiū jai. O, tai jūs esate pats laimingiausias žmogus pasaulyje. Taip, aš esu iš tikrųjų. Pinigai yra visagaliai. Ką nenupirksiu už pinigus, tą nupirksiu už labai didelius pinigus. Taip, jūs teisė, bet meilės tik tai nupirksiu kokius pinigus. Meilės? Taip. Ne, jūs labai klystate. Meilė nuperkama lygiai taip pat, kaip nuperkami batai ar kokie nors kiti dalykai. Kodėl? Kodėl? Kodėl nesutinki? Ačiū už komentarus. Bet aš dabar skubėsiu, turiu treniruotis ir... Taip, dar turite pilnas 4 valandas slidinėjimo, prašau leistis nuo kalno. Gerai, mane filmuos tik žais nuo kalno toliau? Taip, be abejo. Mes turim prarodyti plačiai YouTube'is visuomeniai. Kas vyksta Slovakijai? Slovenijai. Atsiprašau, Slovenijai. Ne, aš jau dabar atsargiai su savo slidinėjimu. Sėkmės! Good luck! Ponas Gediminas sėkmingai nučiuožė žemyn. Tuo baigėsi mūsų slidinėjimo atostogos nuostabiojoje Slovėnijoje. See you next time. Bye.